Hardą ištraukti iki, su keis kartais įjungi, ten kompą paskinėjai, pykti įjungi, žinai vėl. Ir bibi, žinau, tokia. Matai kaip. Tai žiūrėk, tai šiaip prie manęs yra šitasgi Darių, pažįsti? Kokį Darių? Darių. Žodžiu, duodu aš tau Darių, jisai tau gali paaiškinti, nes jis su šitais dalykais, ta prasme, dažnai dirba. Gerai? Nu, gerai. Darių, imk. O kas šis skambina? Labą dieną. Labas. Klausykit, man pasakė ir tas klausimas dėl laptopą. Nu. Tai va, O koks laptopas, kokios firmos? Asusas. Asusas, nu šūdas visiškas, nu. Žinau, kad šūdas. Tai va, pas man yra tokia nesąmonė, kad aš, pavyzdžiui, kažkaip man pradėjo gribati, kad aš išjungiu kompiuterį. Ir, pavyzdžiui, po kažkiek laiko aš noriu įjungiu ir pas man jis visiškai neįsijungia. Sidiroma suka ten patraškas sidiromas ir niekas tarsi nereaguoja. Ai, nu tai normaliai čia. Hardą ištrauti įkišu ten arba kompą pasakinėjai, pistis įjungia vėl. Ai, nu tai čia normaliai, čia labai, žinok, ištaisimas greitai dalykas iš tikrųjų yra. O tai kas ten gali būti? Tai čia pas tave iš tikrųjų yra, bijau sumeluoti, žinok, bet man atrodo, native failai yra iš mano freimo. Aha. Žinai, tai čia ta prasme ne... Nu kur routerį... Tu pasakyk, kad jisai savo rekursyvą pasitikrinto. Esi žiūrėjęs jau rekursyvą savo? Ne. Nu, kai įjunginėjai kompą F4 laikai, ne? Ant safe mode įjungi. Kokį F4? Tai gali per registrą. Ne, tai gali per registrą, per registrą, tai netikėtą pasitikrina ir rekursiną pažiūri. Ai. Bet pas mane būna taip, kad ta prasme kompas iš vis neįsijungia. Bet ta prasme, kad jis įsijungia... Kai įsijungs, tegul, nes čia gali būti iš viso softvaras. Gali būti softvaras, gali būti kerningas šiek tiek, žinai? Nu, man atrodo, kad čia bus hardwaras labiau. O tu visus softas susiupdėtinės normaliai, ne? Nu taip, aš buvau visiškai, ta prasme, kai įsijungė, aš buvau visiškai suformatavau CD diską, naują Windows pernis prie... Nu, o tada defragmentą darei? Kaip? Defragmentą darei? Ne. Nes reikia padaryti disdefragmentą, pasižiūrėk, kiek bus kiaurų slotų. Aha. Ir kiaurus slotus užpildo defragmentas kažkur parai, palik nakčiai, žinai? Ir tada jisai užpildys tau, supranti, ir tik tada tu ant viršaus Windowsus instaliuoji. Kokius tu Windowsus naudoji? 7. Ai, nu tai tu ko tu dabar 7? Kurie pas jie? 7, jis sako, žinai. O tai tu nebandėjai naują paką ant 7 atsisiųsti, vadinasi Virtual Reality? Ne, nebandžiau. Ne, ten per videokardą pagerina. Per paralel portus tegul eina. Per paralelinius portus pereina ir pažiūri, ar yra šitas partitionas pasidarbalas. Tai šitą, gal galėčiau atvažiuoti kokią dieną, ten savaitgalį, gal padėti pažiūrėti. Nes pas greičiausiai portų malvaras yra. Jo. O su networku trouble su jokių nėra? Nu, kaip ir ne. Klausyk, o tai tu, žiūrėk, tu užsirašinėjai? Ne. Tai pasimk užsirašinėk, aš tau aimapą trumpą padarysiu. Aš dabar neturiu kuo, aš prie Akropolio su mašina su grupioku stoviu čia. Va šiaip man pranešė žinutę, atsintą, pasakau, paskambinsiu, paklausiu. Nu, supratau, tai šaunuolis. Gerai, teisingai iš tikrųjų paskambinai. Girdi, o tai CTD ką rodo, kai įsijungia kompas? Ką rodo? CTD jo ką rašo. Pas mane kartais, jeigu ta prasme išsijungia tik vieną, nu, pavyzdžiui, kompas įsijungia ir netyčia užstringia ir išsijungia. Tada, pavyzdžiui, jungiu, man kaip visada, tipo, tas uninspektė, tipo, šudanus ir, tipo, start Windows normaliai arba ten tos šūdus. O kartais būna, kad iš vis neįsijungia ir man taip, pip, išmeta lentelę, ten pys F1, tipo, start, tipo, normaliai. Tai čia non-impactas yra, ne? Ai, pas jį gal network topologis yra? Ne, čia non-impactas, ne? Gali būti. Ta prasme, nu, jo, gali būti. Aš irgi taip supranti, nes čia yra, nu, visiškai ungrateful, toksai virtualizationas. O pas jį kas Asusas, ne? Jo, jisai sakė Asusas. Tai ir pas mane Asusas, bet tai pas mane aš į PS persinstaliavau ir viskas normaliai. Jo. Tai klausykit, tai kada aš galėčiau čia privažiuoti? Nu, tai kada tu nori, tai gali ir dabar, mes PCI su savim turim. Aha, o tai kur jūs esat? Kontroleris mūsų šitam spaudos rūmuose. Spaudos rūmuose? Jo. Čia Laisvės 60 yra. Ai, Laisvės 60. Turi kompą su savimi, mes tau skriptą surašysim. O iki kelių jūs ten būsit? Iki 10. Iki 10? Nu. Bet jeigu atveši kompą, tai ir vėliau galim pabūti tada. Nu. Nu, palauk, aš jūs paklausiu pas grupioką biškai. Paklaus pas grupioką ir... O to teisimo pinigų turi? O kiek kainuotų?
Nu tai tau retkabą reikės keisti čia paliubomų. Skriptą parašyti reikės, diafragmentą pats pasidarysi, aš manau, ne? Nu, ir kokių, manau, kiam litų tikriausiai tau kainuos tai. Tai gal tuomet rytoj? Ai, neturi pinigų, nu nieko tada. Tu šiandien dabar neturi, rytoj tik turėsi. Nu, suprantu, tai gerai, galim rytoj dieną tada, mes čia visą dieną būsim. Aha, nu tai gerai, tada rytoj arba dieną arba ant vakaro žiūrės, kaip laisvesnį laiką turėsi. Jo, nes mes su savo žiniom vis tiek neturim ką veikti. Gerai, supratau. Nu tai gerai, čia rytoj pasuksiu. Kuo tu vardu esi? Alanas. Alanas, ne? Jo, o aš palauk, kokius mano Evaldas. Tu moki algoritmus rašyti, Alanai? Ne. Mes irgi. Mes net kompo neturim. Nu turim porą. O tu žinai, kam tu paskambinai? Ai? Tu žinai, kam tu paskambinai? Ne. Radistai, Zip FM. Ai. O tai kas tau atsiuntė tokią SMS-kę, kad tipo paskambintų mums? Buvęs klasiokas. Bet čia geras, iš tikrųjų labai geras. Šiaip tai buvusiam, koks vardas tavo buvusio klasioko? Justas. Justai, pagarba ir beje tavo žiauriai gražus vardas. Dėkui. Ne tavo. Ne tavo, Justo. Tai va. Justas. Alanai, tu paskambinai radio stotį Zip FM radistam, netiesiogiai net ir mes paskui tave išmetėm, dabar tiesiogiai kalbėjom. Tai va, žodžiu, visiems, kas, tu dabar esi tiesioginėme eteryje, tavęs klauso visa Lietuva, gali perduoti savo Justui linkėjimų. Nuostabu, ačiū, tu Justai labai padėjai, kompas pasitaisė, palaibys. Nu va, gerai, tai tada, tai gero tau vakariuko. Aha, dėkui. Ir taisyk kasusą. Iki. O tai nežinot, kur taisyti. Ne, žinok, brolau, nežinau. Ai, nueik į kompiuterimeistras.lt. Ai, va. Nu gerai, pabandysiu. Iki. 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 Nice. Hello, this is Jim Bow.